Sveiki, šį kartą parodysiu, kas pas mane darosi kosmetinėje. Taigi, parodysiu, kas mano tam krepšelį. Šitą krepšelį čia parašyta Jean-Franco Ferré. Nors iš tikrųjų tai aš pirkau jį nuėję iš didžiausių parduotuvių. Neprisimenu, Maxima ar dar kažkur už 14 litų. Labai nedaug ir pastebėjau, kad jisai visai fainas būtų, susipakuoja kompaktiškai. Jame buvo čia tų įrankių rinkinėlis, tai pincetas, žirklutės, dildė ir sekatorius, kaip aš vadinu, nagų sekatorius. Taip pat įsidėjau va štai vieną, galbūt ir daugiau bus, sterilę servetėlę, jeigu kraujas kažkoks tais. Už tinklelę turiu štai tokį big firmos vienkartinį, kaip vadinamas tas vienkartinis skustukas. Taip pat, kaip matote, parašyta angliškai, kad skutimosi kremas, gumytė plaukams. Toliau kišenės, dar va čia yra 3 kišenės, turiu kažkokį tais, iš kažkurio tais viešbučio pavogtą muiliuką. Labai patinka man tie kelioniniai muiliukai, kadangi galima juos va štai kvepalų turiu, tai tuo pačiu va dar vienas kvepalų buteliukas. Čia ne buteliukai, čia jie yra bandinukai, mėginukai, bet kvepalai turi ir savybę panaikinti smarvę, bet ir tuo pačiu jie yra kaip ir dezinfekuoti priemonė, kadangi didžioji dalis kvepalo tai yra alkoholis. Ausų krapštukas, daugybei variantų panaudoti, ar tai kažkokie tais dezinfekuoti, vadas tik įkanda su krauju, dezinfekuoti žaizdai, ar kažkokie tais tiesioginė paskirtis, išsikrapštyti ausį, išsivalyti. Sekančioje nieko neturiu. Dar yra vienas skyrius, štai čia toksai didesnis, bet aš šiame nieko ir nenešioju. Čia va dar yra vienas skyrelis, kuriame yra pakankamai daug daiktų. Tai yra dantų šepetėlis kelioninis. Štai. Kelionės šepetėlis, veidrodėlis. Čia veidrodėlis buvo prie šito pačio rinkinėlio. Kaip minėjau, dar servetėlių. Štai keletas. Taip pat nepakartojamas Nivea kremas, gydo visus nušutimus, uždegimus, odos, viskas sudžiovėjimus ir taip toliau. Nu, šaunus vokiečių išradimas. Taip pat čia kažkiek dar liko šampūną, dantų pastą tokia mažiukam. Dar keletą tokių didelių kompresinių pleistrų visokiems švelniams negandoms. Taip pat vatos pleistriukų ir ausų krapštukų ir dar servetėlė. Tokia servetėlių, va, toksai pakelis. Taip kad nėra labai daug, bet visko pakanka, tikrai minimaliam higienos palaikymui tikrai pakanka. Viską gali apsiprausti, išsivalyti dantis, o ko daugiau reikia. Taigi, kaip matote, pastos mažai turiu ir dabar antroji daly reportažą noriu parodyti, kaip galima būtų pasigaminti dantų pastos. Dedame šonas. Tai reikia dantų pastai pasigaminti. Yra toksai vienas populiarus receptas, visam pasauliu žinomas. Netgi manau, kad didžioji dalis dantų pastų panašiai gaminama yra. Tai yra specialiai pasiruošiau šitam reikalui. Tai yra soda, valgomoji soda. Čia yra soda. Susipyliau tokią dėžutę. Toliau sekantis ingredientas, tai yra prieskoniai. Prieskoniai tokie, kad prieskoniai reikalingi druska. Reikalinga druska, tiesiog druska. Tai va, prieskonių šitą dėžutę mums padės. Ir paskutinis, vienas iš pagrindinių ingredientų, tai yra glicerinas.
Glicerinas tai yra ta viena iš pagrindinių susidedamųjų dalių, kuri daro tą tasumą. Pati formulė yra tokia. 3 dalis sodos, 1 dalis druskos ir 1 dalis glicerino. Taigi bandome dabar kažkaip tais išsidalinti. Tai čia yra pagrindinė bazė, su kuria galima daryti tą dantų pastą. Aš aišku iš akies darysiu, atidėjau 1 dalį. Nežinau, čia ar 1 dalis, ar čia kiek šitų dalių. Atidėjau štai tiek sodos. Taip pat trečdalį va to kiekio aš turėčiau įpilti druskos. Bandom prikratyti dabar tos druskos. Kažkas panašaus į trečdalį. Ir tokį patį kiekį turėčiau pilti gliceriną. Kažkas tokio, aš taip įsivaizduoju, trečdalis. Štai dabar pasimsiu kokį pagaliuką, jeigu rasiu. Ir bandom viską sumaišyti. Tai ir gaunasi tokia lipšni masė, panašiai dantų pasta. Dabar recepto bazė yra štai tokia. Bet toliau mes galime improvizuoti. Jeigu norime, kad dantų pasta būtų su kvapu gaivinančiu, kaip mes įpratę, pirkdami kažkokį Blendą, Met, Colgate ar dar kažkokią tais dantų pastą, galime įsidėti mėtos ekstrakto, kokio nors mėtos miltelių, pipirmėtės, ksilitolio kažkokio tais, ar dar kažko tais, ir turėsime tą gaivų kvapą. Šitą, aišku, bus dantų pasta be jokių priedų, jinai bus pati tokia neutrali, sūri, bet vis dėlto dantų pasta. Dabar aš ją išbandysiu. Tai tikrai naminė dantų pasta, ekologinė, be jokių chemikalų, kaip matote, ką įsidėjome, tą įsidėjome. Paimsiu dantų šepetėlį ir pabandysiu, kaip jos skonis. Kadangi tikrai prisipažįstu, nesu bandęs, tai žinau nuo seno šitą receptą. Man tėvai pasakojo, kai nebūdavo dantų pastos. Ir bandom. Pagrėbiu. Štai čia net keliems žmonėm užtek. Užtek šiandien ir Mariai nusivalyti prieš miegą. Taigi. Tikrai sūri. Nelabai nuostabaus skonio, bet tikrai abrazyviškai veikia druska. Valo urvus. Tikrai gerai valantis dalykas, atsiprašau už spjaudimąsi, bet turbūt visi taip darom valydamiesi. Dabar norėčiau išsiskalauti burną, bet tikrai valo dantis ir jaučiasi, kad purvas nuo dantų nuseina. Tai tiek apie dantų pastą.